Labas rytas. Per pastaruosius 2 epizodus mano kolega Pavelas pristatė šį frezavimo stalą. Kokie jo privalumai, ką jis gali ir ką galima su juo daryti. Kad tai dažnai yra daug geriau nei dirbti tik su pačia viršutinė freze. Na, o dabar mano eilė parodyti jums, kaip sumontuoti viršutinę frezę į frezavimo stalą. Šiam tikslui pasirinkau vieną iš geriausių ir vis dar prieinamų frezų, kurios be to yra kaip tik pritaikytos įmontavimui į frezavimo stalą. Taigi, eime. Žinoma, į šį stalą galite įdėti bet kokią kitą viršutinę frezę. Ir tai įmanoma dėl to, kad naudojama universali tvirtinimo plokštė. Montavimo plokštė prie frezavimo stalo pritvirtinta 4 varžtais su įleidžiama galvute ir metriniu sriegiu. Išsukus visus varžtus, iš po stalo išlenda tokia montavimo plokštė. Tai masyvi plieno plokštė, kurios storis beveik 3 mm. Kitas žingsnis yra plastikinio pagrindo plokštės nuėmimas nuo viršutinio frezavimo įrenginio, kuris vėlgi pritvirtintas 4 varžtais su įleidžiama galvute ir PH2 kryžminė įpjova. Nuimta plastikinė apsauginė plokštė. Dabar iš esmės naudosime kaip šabloną, kad išgręžtume skyles šioje montavimo plokštėje. Šis frezavimo įrenginys yra gana specifinis tuo, kad jis kilęs iš Australijos, todėl būtinai pasilikite visus 4 varžtus, kurie turi kitokį sriegį nei įprastas metrinis sriegis pas mus. Galbūt reikės šiek tiek pasukti tą pagrindą. Žinoma, tai taip pat priklauso nuo jūsų, kokioje padėtyje norite turėti viršutinį frezavimo įrenginį po frezavimo stalų, kad jums būtų kuo patogiau pasiekiami atskiri šio frezavimo įrenginio valdymo elementai, kai jau nusprendėte frezavimo įrenginio padėtį. Montavimo plokštės atžvilgiu pridėkite plastikinę apsauginę plokštę ir tose vietose, kur bus tvirtinimo varžtai, pažymėkite su žymekliu. Plastikinės apsauginės plokštės skyles galite perkelti ant montavimo plokštės taip pat ir apibrėždami. Aš labiausiai mėgstu naudoti sidabrinį arba baltą žymeklį, kuris puikiai matomas ant juodo metalo. Pataikyti į mažesnio apskritimo centrą, tada yra šiek tiek lengviau. Mūsų atveju tvirtinimo varžtų skersmuo yra 6 mm. Gręžiame skyles, kurių skersmuo yra ne mažesnis kaip 6 mm, geriau didesnis, jei netyčia nepavyktų išgręžti tų skylių visiškai tiksliai, kad būtų šiek tiek laisvumo. Galiausiai visose 4 skylėse padarysime tokį įgilinimą, kad tvirtinimo varžtai gražiai tilptų ir galvutės neišsikištų. Dabar ateina laikas pritvirtinti tvirtinimo plokštę prie viršutinio frezavimo įrenginio pagrindo. Originalios plastikinės tarpinės nebesinaudosime ir iš karto įdėsime metalinę montavimo plokštę. Įcentruojame taip, kad tai atitiktų originalias skyles. Ir, kaip jau minėjau, naudojame originalius varžtus, kurie puikiai tiks į sriegį viršutinio frezavimo įrenginio pagrindo plokštėje. Dabar žiūrite į veleną, kuris valdo frezavimo įrenginio pakelimą naudojant rankenėlę. Kad žinotume, kur rankenėlė eis per pagrindo plokštę. Ten yra toks griovelis ir mes taip pat turėsime išpjauti atitinkamą griovelį montavimo plieninėje plokštėje. Greičiau, nors ir ne taip elegantiškai galima išpjauti V formos griovelį, naudojant kampinį šlifuoklį. Dabar niekas netrukdo įdėti rankenėlę į savo vietą. Sukant rankenėlę juda viršutinio frezavimo mechanizmas. Montavimo plokštė pritvirtinta prie viršutinio frezavimo įrenginio, todėl galime frezavimo įrenginį pritvirtinti prie stalo. Tai, kad dabar yra aukštyn kojomis, nėra dėl pačios montavimo, nes priešingų atveju negalėtume. Iš kitos pusės priveržti varžtų, bet tam, kad išbandytume, kokioje padėtyje frezavimo įrenginį pritvirtinsime prie stalo. Tai yra svarbu būtent dėl valdymo rankenėlės, kad ji netyčia neatsidurtų vietose, kur turime liniuotės ar ribotuvus, nes kiekvieną kartą, kai norėtume naudoti rankenėlę frezavimo aukščio pakeitimui, galbūt tektų tuos ribotuvus išmontuoti. O to tikrai nenorime. Išmatuosime rankenėlės skersmenį. Tai yra lygiai 11 mm. Taigi mums reikės šiek tiek
Didesnio grąžto aš atsitiktinai turiu 11 su 2, taigi jis bus visiškai tinkamas, bet tikrai galite gręžti ir 12. Nereikia net iš anksto gręžti, nes gręžiame į aliuminį, kuris yra minkštas, todėl tai pavyks. Puikiai. Ir štai finalas. Mes pritvirtinsime maršrutizatorių prie stalo. Taip, o likusią dalį galite gražiai užveržti elektriniu akumuliatoriniu atsuktuvu. Jei teisingai matavome ir tiksliai gręžėme, rankenėlė turėtų puikiai tikti. Bingo. Tikrai pastebėsite, kad į viršų eiti šiek tiek sunkiau. Ir aš jums pasakysiu, kodėl. Taip yra todėl, kad čia, šiame stulpe, yra spaudimo spyruoklė. Tiesiai ant frezavimo stalo yra parašyta, kad jei norime ją naudoti. Būtent frezavimo staliuke gerai būtų šią spyruoklę išimti. Darykite tai atsargiai, nes ji tikrai gerai įtempta. Ir iššoks kaip velniukas. Iš dėžutės. Taigi, šią spyruoklę, kai naudojate frezą, frezavimo staliuke geriau išimkite ir bus daug lengviau ją valdyti. Į viršų. Kiekvienas rankenėlės pasukimas 360 laipsnių reiškia pakėlimą 1 mm šio ratuko skalė padalinta. Į 10 dalių, iš ko galite suprasti, kad frezą galite pakelti arba nuleisti su tikslumu iki 0,1 mm. Frezuojantis stalas turi savo įjungiamą lizdą. Todėl viršutinės frezos kabelį pakanka prijungti prie vieno iš jų, o tada frezą galima įjungti pagrindiniu saugos jungikliu. Valdymo naudojant saugos jungiklį tiesiai ant viršutinės frezos taip pat neišvengsime. Jei norime naudoti veleno fiksavimą, todėl turime išjungti jungiklį. Taip aktyvuojama ši saugos uždanga ir mes galime frezą iškelti gražiai visiškai į viršų, taip užfiksuojant veleną. O tuo pačiu spaustukas gražiai iškyla virš paviršiaus ir mes jį galime patogiai vieną ranką atlaisvinti arba visiškai išsukti, pakeisti į mažesnį. Ten buvo 12, čia yra 8. Lengvai priveržiame ranką. O likusią dalį vėl tik viena ranka. Priveržiame. Tik tada, kai freza vėl nuleista į saugę. Padėti galima atidaryti apsauginę jungiklio uždangą ir jį įjungti. Puiku, užduotis įvykdyta. Dabar frezavimo stalas yra visiškai paruoštas jūsų darbui. Ir reikia pasakyti, kad ši viršutinė freza jam puikiai tinka, todėl ją rekomenduoju. Ir linkiu jums daug sėkmės meistraujant ar dirbant amatininkiškus darbus.